Konica Minolta. Nuo ko pradėsime? Pradėsime nuo greičiausiai pavadinimo. Tai kas yra tas perėjimas prie modernių dokumentų valdymo sprendimų, kas tas yra modernumas. Na, pats savaime modernumas tai nereiškia didelės vertybės. Galima ir klasikiniu būdu viską organizuoti. Šiandien modernumas mes turime galvoje, aš bent jau turiu galvoje, kad tai yra efektyvumas. Tai yra tas modernumas, tai reiškia kartu modernios priemonės, bet kartu tai yra paprastina, mažina, pigina procesus, kurių nebereikia atlikti. Tai yra mes turime išties daug procesų, kurie nesukuria kažkokios vertės. Mums, kaip sakau, reikia ten išleisti atostogų arba priimti darbuotoją ar kažkokią sutartį pratesti, kad ir civilinę sutartį. Ir mes tada pradedame vargo vakarienę. Kartais ten visokių prašymų įsakymų, kartais ten projektų registravimų ir taip toliau. Tai yra patys tie procesai didelės vertės nesukuria, svarbu yra, kad žmogus priimtas arba kažkokia sutartis pasirašyta ir mums tą procesą reikėtų atlikti kuo paprasčiau, kuo greičiau, kuo pigiau. Tai šiandien toks požiūris į dokumentų ir net nepasakyčiau, kad dokumentų, čia yra procesų valdymas. Procesų valdymas geriausiai būtų be dokumentų. Tai pavaldinti dokumentų valdymu tam tikrus procesus, na jau per daug prabangos dokumentams. Šiandien tikslas atsisakyti dokumentų. Tai yra svarbu, yra procesas. Mes kartais tas priemonės painiojam su pačiu tikslu. Tai jeigu tikslas yra, ten kaip sakau, vienu mygtuku priimti darbuotoją, kitu mygtuku atleisti, tai reiškia, kad man kuo mažiau reikėtų rengti dokumentų. Bet ar taip galima, ar ne? Tai va šiandien toksai klausimas iškilęs, o kaip galima, o kaip, kad aš nepažeiščiau kažkokių dalykų. Aišku, privatus sektorius toks yra linkęs labiau rizikuoti. Nu, jeigu taip yra, tai gerai. Biudžetinis labiau konservatyvus, ten jį tikrina, sako, ne, mums buhalterė sakė, kad taip negalima. Ten kokios nors neparašyt komandiruotės įsakymą. Tai šiandien ir bandysime aptarti, kas galima, ko negalima, kaip paprasčiau tą padaryti, kokios yra priemonės, ką leidžia valstybė. Tai vat ir pradedam nuo tų teisės aktų. Taigi, pradžioje, kas yra BPM ir DMS sprendimai? BPM Business Process Management, lietuviškai BPVS verslo procesų valdymo sistemos, tai sistemos, kuriomis valdomi ir optimizuojami verslo procesai. Ir DVS abreviatūra arba akronimas Document Management System, Lietuvoje labai gerai paplitęs DVS, dokumentų valdymo sistema. Tai sistema, kurioje, taip sakant, gyvena mūsų dokumentai nuo sukūrimo iki archyvavimo, įskaitant kaip mes saugome tos dokumentus, kaip mes juos peržiūrime, kaip mes juos redaguojame, tvirtiname ir galų gale ieškome. Tai tokie sprendimai yra diegiami finansų, gamybos, pardavimų sektoriuose, žmogiškų išteklių departamentuose, logistikos sektoriuje ir visur kitur, kur yra dokumentų srautas, kurį reikia suvaldyti, taip sakant, tą dokumentų srautą gebėti suarchyvuoti, patvirtinti ir padaryti taip, kad iš chaoso virstų tvarka. Tai tam yra skirtos tos sistemos, o mes kalbėsime apie verslo procesą per dokumentų valdymo prizmę. Tai turime omeny, kad gali būti ne vienas tvirtinimo lygis, kartais įmonės organizuoja netgi dinamiką, kai galima pridėti netgi 1, 3, 5 ir dar daugiau tvirtintojų arba tiesiog žmonių, kurie su ta sąskaita susipažins. Ir galų gale sąskaita keliauja į buhalteriją, kur pridedami kaštų centrai, objektai, projektai, dimensijos, kaip jie besivadintų, tiesiog yra galimybė papildyti sąskaitą įvairiais metaduomenimis tam, kad jie galima būtų tvarkingai eksportuoti į buhalterinę sistemą. Tai taip atrodo arba gali atrodyti sąskaitų faktūrų tvirtinimo procesas ir naudotis jisai gali tiek sudėtingesnė apimtimi, tiek paprastesnė priklausomai nuo įmonės poreikių. Sekantis proceso pavyzdys gali būti sutarčių ir lydinčių dokumentų archyvavimas. Tai gali būti tiesiog vienas žmogaus procesas, kuriuo metu, sakykime, žmogus skanuoja arba įdeda į sistemą sutartį, gali būti patvirtinimo procesas papildomai, arba jisai tiesiog patvirtina ir suarchyvuoja tą dokumentą ir toliau, kaip jau irgi taip pat šiandien buvo minėta, sistema jau pati stebi, kada sutarties laikas pasibaigs, kada reikės siųsti pranešimą, kad atkreipkite dėmesį, štai tokios sutartys pasibaigė, ar norite jas pratęsti, arba reikia atlikti tam tikrus veiksmus ir prisiekti lydinčius dokumentus, kuriuos mes pasirašysime su savo klientais, tiekėjais ir taip tą sutartį prasitęsime. Tai
tą viską gali stebėti sistema. Poreikių išgryninimas, iš tiesų čia nenoriu aš labai daug sustoti, nes manau, kad viską Rasa labai gerai pasakė per savo prezentaciją, kad pirmiausia, mes turim pasižiūrėti, koks procesas yra dabar, ar jisai tenkina, kiek laiko užtrunka, ar įmonei tikrai reikia to proceso, nes gali būti situacijų, kai mes turim perteklinius dalykus, va, kaip ir tie įsakymai ar kažkokie tai dalykai, kuriuos minėjau, ir tada ar to reikalauja įstatymas. Ar mums to reikia pagal įstatymą ir ar mums to reikia kaip įmonė. Partneris, kuris yra įdėgęs ne vieną ar ne dvi sistemas, jis tikrai jums patars. Jis pasidalins galbūt kitų įmonių patirtimi, kaip kiti padarė, kaip kiti rado patį optimaliausią sprendimą tam tikriems procesams. Tai čia tiesiog reikia turėti tą žmogų, kuris truputėlį užsimtų šitais dalykais. Pereinant nuo procesų prie to pokyčio valdymo. Tai dar irgi Valentinas pasakė, kas yra procesas, tai yra užduočių eiga, užduočių visuma. Pirmas dalykas, mes gyvename komforto zonoje, darbuotojai gyvena komforto zonoje. Kiek ta komforto zona yra iš tikrųjų komfortiška, čia yra kitas klausimas. Man tenai spausdintos dokumentus, nešiot pasirašinėti 5 žmonėms tos atostogų prašymus ar kažką, tai nėra komforto zona, bet jeigu kažkoks tai finansų skyriaus darbuotojas 15 metų tą darė, kaip Rasa minėjo, jis 100 metų taip daro, jis 100 metų nori taip ir daryti, nes jis tiesiog įpratęs, jam nereikia tų sistemų, tai čia nais jau yra to atsakingo žmogaus įmonėje darbas, tą požiūrį truputėlį pakeisti. Ateis direktorius ir pasakys, viskas, mes taupom laiką, mes taupom pinigus, mes dėgiam šitą sistemą. Pirmiausia, tam žmogui atsiranda šokas, aišku, žmonės priešinasi tiem pokyčiam. Ir tas pasipriešinimas labai priklauso nuo to sąmoningumo įmonėje. Jeigu įmonės darbuotojų sąmoningumas yra aukštas, paprastai to pasipriešinimo bus ganėtinai mažai ir viskas, ką reikia, tai tiesiog tiem žmonėm leisti padaryti. Jeigu mes kalbam apie tokį vidutinį sąmoningumą, tai tą idėją reikia parduoti. Reikia pasakyti, kad žiūrėkit, jums nebereikės pauzės, jums nebereikės gaišti laiko, jums nebereikės ten vaikščioti tais popieriukais, jums patiems bus smagiau, nes jūs galėsite dirbti kitus aukštesnės kompetencijos reikalaujančius darbus ir panašiai. Kitas etapas dar labai svarbus yra pasimetimas, tai iš tiesų, kai yra įdiegta sistema ir niekas ją nemoka naudotis, jis atsiranda čionai. Tai čia labai svarbu vėl atsakingo žmogaus vaidmuo, kad būtų kolegos apmokyti, kad jiems būtų atsakyta į klausimus. Jeigu, tarkim, tas atsakingas žmogus neturi pakankamai laiko, partneris. Svarbu, kad jūs turėtų helpdeską. Svarbu, kad jūs turėtumėt kur parašyti jam į tą helpdeską, kad mums kažkas neveikia. Vėl, strigimai yra normalu, nes tai yra, priklauso nuo kompleksiškumo, bet aišku, mes kalbam apie platų spektrą. Tai svarbu, kad jūs turėtumėte į ką atsiremti su ta nauja sistema. Jūs pakonsultuos, taip, pirmi mėnesiai būna sudėtingesni, įsivažiuosit, viskas bus gerai. Ir paskui įvyksta tas vadinamas atsinaujinimas, kai visi yra laimingi, priima tos pokyčius. Ir bent jau aš nei iš vieno mūsų kliento negirdėjau, kad kažkas tai būtų nepatenkintas ir sakytų, mums tie skaitmeniniai dokumentai blogai, mes norim grįžti prie tų spausdintų. Tai neteko susidurti. Konica Minolta